matyti jūs, mėly žiūrovai, užsukusius į mano kanalą. Pradžiai, manau, reikėtų prisistatyti. Mano tėveliai man suteikė Kastyčio vardą, o gimiau Laurinaičių šeimynoje, dar giliais tarybiniais laikais. Bet kągi, aš vis apie save. Tai nesvarbiausia, juk ne mano biografiją norite sužinoti. Šiame pirmame ir vėlesniuose video pabandysiu papasakoti, kaip man sekasi statyti dirbtuves. Iš karto noriu įspėti, aš ne profesionalus statybininkas. Dirbti teko daug ir specialybių turiu nemažai. Bet gyvenimas privertė. O dabar jau daugiau kaip 10 metų dirbu informacinių technologijų srityje. Liaudiškai tariant, kompiuteristas. Bet anksčiau ar vėliau gyvenimas taip susiklosto, kad reikia kažką kardinaliai keisti. Kadangi aš labai konservatyvus žmogėnas, prireikė labai daug laiko ir daug gyvenimo smūgių į pasturgalį, kad pradėčiau kardinaliai keisti savo sėslų gyvenimo būdą. Vyras gyvenime turi padaryti keletą dalykų. Tai užauginti sūnų, šis punktas jau galima sakyti įvykdytas. Auga 2 sūnus, ąžuolai ir dukrelė. Antra, pasodinti medį. Šis punktas taip pat įvykdytas ir viršytas daug kartų. Medžių prisodinau jau nemažai. Liko įgyvendinti paskutinį punktą – pastatyti namą. Tad tuo dabar ir užsiimu. Kadangi lėšų visada trūksta, viską tenka daryti savo rankomis. Bet tai jokia problema. Nuo mažų dienų mėgstu meistrauti, ypač patinka darbas su medžiu. Paklausite, kodėl dirbtuvės, o ne namas? Atsakau, visada geriau pradėti nuo paprastesnio objekto. Reikia kažkaip įgyti patirties. Darbo greitis man nesvarbus. Man svarbiausia – kokybė. Dirbu juk savo, o ir patirties dar mažoka. Tad dirbtuvių statyba pradžioje visiškai logiškas žingsnis. Pirma, tai darbo patirtis. Antra, bus kur gyventi, kai vyks namo statybos. Bet kada tai bus, aš neprognozuoju. Tikrai ne šiame 5-metyje. Na ir prišnekėjau. Matyt per daug. Bet esmė – poliniai pamatai dirbtuvėms. Kaip jie buvo daromi, su kokiamis problemomis teko susidurti ir kaip jos buvo išspręstos. Daryti juostinius ar apšiltinti plokštę finansiškai neapsimokėjo. Tai juk ne gyvenamasis namas, o dirbtuvės. Todėl buvo nutarta daryti polinius pamatus. Viena iš esminių aplinkybių nulėmusių šį sprendimą – tai, kad buvo galima jos daryti praktiškai vienam. Samdyti žmonių negaliu sau leisti, tad teko išnaudoti sūnus. Visa tai prasidėjo savaime aišku nuo statybinių medžiagų įsigijimo ir armuojančių konstrukcijų poliams gamybos. Joms buvo panaudota 8 diametro armatūra, o surišimo elementai buvo išlankstyti iš atkaitintos 5 diametro vielos. Visa tai buvo rišama specialaus įrankio pagalba. Per porą vakarų visas armuojančios konstrukcijos namo ir dirbtuvių pamatams buvo padarytos. Paskutinės teko rišti prie laužo šviesos, nes elektros tam momentui sklype dar nebuvo. Atidžiai buvo sužymėtas polių grįžimo vietos sklype, pastovi vis tikrinant geometriją, o aukščiai buvo sužymėti lazerinio nivelyro pagalba. Paruošti skardiniai ortakiai ir su nekantrumu buvo laukiama rytojaus. Iš anksto buvo susitarta su Bobcat. Bandėme savo rankomis gręžti skyles su benzininiu motograštu, bet po kelių skylių teko šios minties atsisakyti. Pirma, tai nerealiai sunkus darbas. Dviese su sūnum vos pakeliam, o kelti reikia virš galvos, nes graštas tai 300 diametro dar su prailginimu. Tad šioje vietoje buvo nutarta samdyti techniką ir nesikankinti. Šis sprendimas pasiteisino. Po pietų visas 20 skylių jau buvo išgręžtos. Duobių gilis svyruoja nuo 1,7 iki 2 metrų žemėje. Atsiskaičius su vairuotoju, puolėme dirbti savų darbų. Montuodavome skardinius ortakius, į vidų įdėdavome armuojančią konstrukciją ir visą tai užpildavome betonu. O jo reikėdavo tikrai nemažai. Vienam poliui supildome pilnas 4 maišyklės betono. Kadangi jokių papildomų darbų su poliais daugiau daryti negalėjome, tad buvo pradėta atraminių konstrukcijų karkaso aprišimui gamyba. Jos buvo daromės iš 150 mm pločio ir 6 mm storio plieninės juostos. Pradžioje 2 juostos buvo suvirintos tarpusavėje, gaunant reikiamo ilgio ir 300 mm pločio plieninę juostą. Savaime aišku 6 mm storio. Vėliau juose buvo išgręžtos 4 skylės, pro kurias buvo iškišama armatūra, prieš tai ją patrumpinus.
Vėliau tos vietos buvo gerai suvyrinamos ir kampinio šlifuoklio pagalba visą tai būdavo nušveičiama. Sekantis etapas tai papildomų tvirtinimo elementų tvirtinimas prie pagrindinės atraminės plokštės. Jie taip pat buvo daromi iš tos pačios metalinės juostos. Išgrąžtos skylės tvirtinimo varžtams ir viskas nudažyta gerais dažais. Sekantis etapas tai dujinio degiklio pagalba hidroizoliacijos prilydimas. Prilimpa super, nenukrapštysi. Tai turbūt ir viskas. Darbai su poliniais pamatais baigti. Belieka pradėti montuoti apatinį aprišimą. Jis buvo daromas iš 150x50 lentų. Kampuose jas perdengiant bei gerai perkalant vinimis. Galutinėme rezultate gavosi 150x100 apatinis aprišimas. Labai gerai perkaltas vinimis, plus iš apačios per abi lentas buvo įsukti M8 varžtai. Po 3 iš kiekvienos pusės, kiekvienoj plokštelės gale. Viso jų buvo susukta virš 150 vienetų. Dabar viską apmašius, su konstrukcijos atsparumui apkrovoms persistengta. Net kaimynai vos nedurnim išvadino. Sako, negi tanką ant tokio pamato nori užvaryti, bet kas padaryta, tai padaryta. Nuo to blogiau nebus. Daryta kaip sau. Kągi, tai manau, pradžiai informacijos gal užteks. Jei turite kokių klausimų, maloniai prašome. Rašyti. Pasistengsiu į visus atsakyti. Galite rašyti komentarus po šio video bei aptarinėti Facebook paskyroje. Į sveiką kritiką reaguoju adekvačiai. Niekas negimė mokėdamas, tai gal ir jūs, ką nors galite mane pamokyti. O šiaip dalinkitės video, spauskite pirštą aukštyn, jei video patiko, o jei nepatiko, spauskite pirštą žemyn. Ir būtinai parašykite, kas nepatiko. Tik taip bus galima nesurambėti ir tobulėti. Tai tiek, viso geriausio ir iki pasimatymo.